Sveiki, čia Čezarės ateljė. Taigi, 3 mėnesius nedariau įrašų ir prisikaupė iš tikrųjų nemažas kalnelis knygų, kurias perskaičiau. Gegužį tik tai 2 perskaičiau, tai apibendrinsiu trumpai kiekvieną knygą. Tai pradėsiu tikriausiai nuo senesnių ir baigsiu naujesniem. Vieną tik tai iš bibliotekos skaičiau. Tai pradėsiu nuo The Kitchen Witch. Taigi, tai knyga apie virtuvės raganavimą. Kas tai yra pirmiausia? Tai susiję su žolelėmis būtinai, nemaišyti su žaliuoju raganavimu, bet labai žalesis raganavimas ir virtuvės yra labai panašus, nes virtuvėje tai daugiausia susiję su maisto ruoša. Ir čia yra labai daug aprašymų su žolelėmis, yra šiek tiek iliustracijų. Ir supažindinama, kas tai yra, istorija visa, yra pridėta ir receptų, ir burtų susijusių su būtent šituo stiliaus raganavimu. Tai knyga man tikrai labai patiko, nes pats mėgstu gaminti labai ir vaišinti žmonės savo maistu mėgstu. Taip pat buvo paminėta alaus deivė Raugutienė, kaip slavų dievybė paminėta. Nors vardas, kaip matote, aiškiai lietuviškas. Tai nežinau, kaip čia rašytoja sugalvojo taip, iš kur ištraukė, tai nežinau. Tai gerai, kita knyga bus The Ancient Egyptian Magic. Kaip matote, labai graži knyga, bet nepagalvokite, kad tai praktinės magijos senovės Egipto. Tai yra istorinė knyga. Knygoje iliustracijos nespalvotos, bet juose yra tokių panašių iliustracijų. Tai būtent apie Egipto magijos istoriją, taip pavadinkim. Tai tikrai sužinojau labai daug įdomių dalykų. Pagrinde buvo magai, tai žiniai vyrai dažniausiai. Ir aukšto rango, tai būtent išsilavinę. Yra pasakojama čia labai daug ir apie gyvūnus, apie kates, ir apie mediciną yra mokoma, ir apie seksualinę sveikatą, meilę, vaikus, apie pranašystės, sapnus, orakulus. Ir paskutinis skyrius tai iš viso apima šių laikų magiją. Tai man labai patiko šita knyga. Tikrai, aš galvau, kad bus praktinė čia knyga, bet man Egiptas labai daug reiškia. Tai gal praeitam gyvenime buvau koksai nors Basteto žynys, nežinau. Bet Egiptas man labai patinka, tai užtat ir nusipirkau šitą knygą. Kita knyga bus The Witch's Book of Self-Care. Tai nelabai ko gero aš čia sužinojau. Tai yra gero, bet ne naujo, nes jau buvo daug kas žinoma man. Autorė yra Erin Murphy Hiscock, tai kuri parašiusi Žalioji ragana knygą, kuri lietuvių kalboje yra. Tikriausiai daug kas žino. Tai čia labiau kalbama šioje knygoje apie rūpinimąsi savimi. Ir kerų pagrindai yra žinoma, apie žvakės, kristalus, meditaciją, bet ten labai trumpai, labai minimaliai taip supažindinama tiesiog prabėgom. Apie emocinę pagalbą savo, fizinę pagalbą savo, dvasinį rūpinimąsi savimi, apie namus. Bet parašyta paprastai, suprantamai. Tai yra čia visokių receptų, kaip pasidaryti, pavyzdžiui, vonios aliejų.
visokiausių vonios druskų pasidaryti, visokių kerų. Na, nebloga knyga, bet aš 4 žvaigždutėm įvertinau. Man šiek tiek pritrūko kažkokio gilumo joje. Toliau kita knyga bus The Modern Witchcraft Guide to Magical Herbs. Kaip matote, labai graži knyga, jau senai stovėjo pas mane, nusprendžiau perskaityti. Tai apie herbalizmą ir žoleles, kaip suprantate. Tai pirmoji dalis apėmė herbalizmo istoriją. Sužinojau tikrai įdomių dalykų, apie kompostą buvo kalbama, apie sodą, kulinarinę žoleles, yra maisto receptų, burtų. Iliustracijų šiek tiek yra, bet, pavyzdžiui, kiekvienos dalies, pavyzdžiui, va taip iliustruota, va čia pasiflora, viena iš mano mėgstamiausių gėlių. Tai galima rasti kerų receptų grožiui, pavyzdžiui, yra skyrius skirtas meiliai bei erotikai. Ir taip pat man, kas patiko, vat, kas man įstrigo vat į galvą, tai kad autorė patikslina, jog nepritrauksi meilės, jeigu tas žmogus tavimi nesidomi. Tai labai teisingai parašyta buvo. Taip pat netgi apie nuodingus augalus buvo parašyta. Augalų iš viso ir jų magiškų savybių buvo 100. Tai čia irgi truputėlį tų iliustracijų yra su augaliukais. Taip pat sudomino mane apie herbariumo kūrimą. Aš kadaise jį kūriau, bet, na, susirenki tų augalų gamtoje ir tiesiog nebežinai, kokia jų rūšis. Kartais, na, dabar seniau aš kai kūriau, kai dar nebuvo viso to dirbtinio intelekto, visų tų programėlių telefone, kur atpažįsta augalus, tai būdavo neįmanoma susirasti, kas ten tie augalai, kokių prisirinkau. Tai va, norėčiau vėl pradėti kurti herbariumą, nes dabar jau šiais laikais galima susirasti, kas tie augalai, kokių tu prisirenki. Gerai, dabar tuoj pažiūrėsiu. Kita knyga bus Mushroom Magic. Na, man visada patiko grybai, bet pastaruoju metu ypač susidomėjau. Tai va, tokia mažytė knygutė, jinai iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, 4 žvaigždutėm įvertinau, nes man truputį pritrūko to gilumo, informacijos galima sakyti, ir parodysiu šiek tiek. Iliustracijų yra labai gražių, tikrai gražiai apipavidalinta, man patiko, prie kiekvieno grybo ten tokie paveikslėliai stilizuoti. Tai va, apie valgomus, nevalgomus grybus kalbama ir autorė labai daug kur įspėja, kad prieš renkant grybus reikia pasitarti su mikologais ir ekspertais. Tai tas gerai. Na, tos magijos čia yra šiek tiek tų burtų su grybais, pavyzdžiui, Psychic Protection kerų, yra šiek tiek, bet pasakojama taip pat yra apie folklorą, apie grybus, tai vat, ten daug šalių tikrai visų neišvardinsiu. Tai tokia, nu, nebloga knyga, galiu sakyti. Kita knyga, tai visų žaliųjų raganių enciklopedija, topų topas, turbūt geresnės nerasite, daug kur grupėse Facebooko raganių rekomenduoja. Tai Cunninghamo magiškų žolelių enciklopedija. Senai norėjau įsigyti šitą knygą. Tai va, pradžioje bendrai apie raganavimą pasakojimą, kaip panaudoti augalus, ir iš viso yra daugiau kaip 400 augalų šitoje knygoje. Prie kiekvieno augaliuko tokios iliustracijos stilizuotos, trumpai aprašytos magiškos savybės, bet labai naudinga šita knyga man. Buvau šią iš pradžio atsispausdinęs iš elektroninio varianto, tai ją padovanojau draugui, o savo nusipirkau jau, kaip sakant, originalą. Tai knyga išleista iš tikrųjų yra šiaip senai, dabar nepasakysiu tiksliai, kada 80 kažkelintais metais. Bet čia yra naujas leidimas.
Na, kita knyga truputį apsigavau, aš su ją galvojau, kad magijos knyga, bet ten tokia mokslinė, bet aš galiu sakyti labai vaikams tinkama. Tai The Little Book of Mushrooms. Iliustracijos tai fantastiškos, tuoj parodysiu. Taigi, apie kiekvieną grybą aprašyta, bet tokie egzotiniai grybai, gan sakau. Aišku, yra, kur auga Europoje pas mus, bet sužinojau tikrai daug apie grybus, paprastai pradžioje rašoma žodinėlis, ten kokie bus vartojami žodžiai ir taip toliau. Tai 75 grybai šitoje knygutėje. Tai man tikrai labai patiko, nors ir apsigavau, bet nesigailiu nusipirkęs. Tai tikrai tokia, sakyčiau, ypač vaikam tokia būtų skirta, jeigu vaikas, aišku, angliškai skaito, tai susipažinti su grybais, įdomybių visokių papasakojama apie kiekvieną, tikrai gera knyga. Na, dabar apie bibliotekos knygą, tai Uždraustasis Egiptas. Knygą grąžinau, tai viršelį atsispausdinau. Tai būtent taip pat Egiptas. Štai kodėl pasiėmiau tą knygą iš bibliotekos, į plonutę, bet 4 žvaigždutėm vertinau, ten, patiko, bet. Tai tenai pasakojama apie viską. Ten toksai kaip ir grožinio stilius rašyta, kaip ir pusiau mokslinis. Tai nežinau, ką net papasakot apie šitą knygą. Skaitant nusikėliau tikrai į Egiptą, tenai kaip ir pabuvojau, nors niekada nesu buvęs. Pamastyti apie daug ką privertė, tai o kam rekomenduotai, net nežinau, turbūt Egipto fanatikam kaip ir aš. Na, dabar perskaičiau Lavisos Pel pavojingas romanas, meilės romanas. Tai tikrai aistringa knyga, tikrai tų enemies to lovers, gal sakyčiau, čia būtų toks stilius, jeigu taip žiūrėti. Knyga man tikrai labai patiko, aš visas autorės knygas dievinu. Tai, kas nepatiko, tai vyrų seksizmas. Ten vyrai labai seksistiški ir taip žiūri moteris, bet pagrindinis veikėjas pasikeitė iš tikrųjų, meilės, sekso, visko. Čia toje knygoje jau nuo pirmų puslapių. Tikrai visiems meilės romanų fanam rekomenduoju. Kita knyga tai labai gražiai iliustruota, tikrai The Illustrated Crystallary. Tai nėra šiaip knyga paskaityti. Taip, čia yra kristalai, bet knygos gale yra sudėtos kortos. Ir čia yra, kaip sakant, būrimo knyga. Tiesiog išsitrauki 1, 2 ar 3 kortas ir atsiverti knygą, susirandi aprašymą ir perskaitai. Pavyzdžiui, rožinis kvarcas, labai gražios iliustracijos. Pavyzdžiui, rožinis kvarcas. Ir ritualas pridėtas yra, jeigu išsitrauki tą kortą, ir reflection pasiskaityti. Tai čia tokia būrimo knyga. Man patiko, nes tikrai gausiai gražiai iliustruota. Yra dar šitoj serijoje su augalais ir gyvūnais. Tai labai norėčiau dar įsigyti. Ir paskutinė knyga, kurią perskaičiau, tai Andrėjos meilė stipresnė už kerus. Raganos, burtai, magija, meilė, aistra. Kuo daugiau reikia gerai knygai. Tai parašiau ilgą atsiliepimą, tai ištrauką knygos skaičiau jau Meilė ir monstrai projekte, kuriame pats dalyvavau irgi rašiau apie vampyrus, bet taip ir nebaigiau tos knygos. Nežinau, tiesiog įkvėpimas man baigėsi, bet autoriai įkvėpimas nesibaigė. Tai pastebėjimai tokie, aš gerai vertinau knygą, bet pastebėjimai, kad šešėlių knygą naudoja vikanai, kaip ir aš, o grimoarus turėtų naudoti kaip Gertrūda šitoje knygoje, kur jau buvo bloguoji ragana, arba apskritai visos kitos raganos.
Tai va, apie familiarus tai labai gerai autorė prašė, jie duoda, subalansuoja raganos energiją. Viršelį autorė kūrė dirbtinio intelekto pagalba. Daug kas burbės, daug kas sakys, čia vat viršelį su dirbtiniu intelektu, čia burbėkit ir toliau. O man patiko, va, koksai gražus viršelis autorė sukūrė ir tikrai man labai patinka ir bus antra knyga greičiausia. Tai vat labai laukiu. O kokiam žanrui priskirčiau, sakyčiau, romantasį, nes čia ir meilė, ir fantastika vienu metu, tai sakyčiau lietuviškas romantasį. Tai toksai, na, nėra jisai toks kaip užsienio rašytojų, bet kaip galbūt, nežinau, pirmoji turbūt romantasį knyga nebūtų, bet man patiko ir tikrai tokia lietuviška, jauki, maloni knyga ir tos meilės tikrai daug. Tai va, labai labai patiko man šitą knygą. Tai va, tiek perskaičiau per 3 mėnesius knygų. Dabar iš bibliotekos pasiėmiau skaityti Editos kompleksą. Tai gal skaitosi kiek lėtai, bet ne todėl, kad parašyta šiaulių tarme, nes aš pats kalbu šiaulių tarme, tik tai gal įrašuose tiesiog, kai kalbu, padarau tą bendrinę kalbą, bet realiai gyvenime aš kalbu šiaulių tarme. Tai va, ir dar pradėjau skaityti dar vieną knygą, tai labai greit skaitosi, tai Agnės Bausienės Skola milijonieriui. Tai pirmą pabaigsiu Editos kompleksą, tada tęsiu, ką pradėjau. Aišku, tą seriją apie milijonierius su Gudryca labai blogai vertina, bet kiek jau perskaičiau, berods 80 puslapių, tai man patinka. Bus matyti, kaip ten toliau viskas eisis. Tai va, labai ilgą įrašą čia padariau, tad sudie ir iki kitų kartų, nes buvo man neskaitomoji tokia, neskaičiau daug knygų gegužį, tik 2 įveikiau, tai gal grįšiu vėl prie skaitimų ir daugiau perskaitysiu. Tad iki.